YouTube kanalas. Tai sveiki atvykę į Vilniaus universiteto Konfucijaus institutą susitikti su Konfucijaus mokiniais. O juos pristatys mano mielas kolega, filosofijos mokslo daktaras Vytis Silius, kuris, garantuoju, tikrai yra charizmatiškiausias konfucianizmo tyrinėtojas Lietuvoje. Vyti, laukiam, žodis tau. Ačiū, Vilma. Ačiū visiems atėjusiems, ačiū žiūrintiems. Dabar galvoju, kaip čia ta charizmatiškiausia. Čia kaip uždavinys, tokį tada jau reikia išpildyti kažkaip. Aš šitą paskaitą pirmiausia rengiau paprašytas studentų pakalbėti tema ką nors per studentų atstovybės organizuojamas Atsibusk dienas, Azijos ir transkultūrinių studijų instituto, ACI trumpiniais. Ir tada Atsibusk per jų dienas. Ir tas ką nors, aš galvoju, okei, ką aš galiu, bet kad apie konfucianizmą, kad būtų. Ir aš tada galvoju, gal yra ką nors, ką galima tiesiog iš Lunijų to apmąstymų ir pašnekesių Konfucijui priskiriamo teksto pakalbėti apie studentus, kaip mokinius. Ir tada, kai Vilma irgi mane pakvietė čia, sakau, gal šitas visai tiktų, nes man atrodo, ar ne paskutinė mano paskaita čia Konfucijaus institute buvo apie Konfucijų kaip apie mokytoją. Toks irgi gaunasi savotiškai tęsinys ir man atrodo, kad labai naudingas būdas, kuris šiaip jau irgi ta klasikinės kinų filosofijos prasme yra labai ir savitas, ir labai būdingas, kai mes bet kokį reiškinį dalyką matome mažiausiai iš kelių perspektyvų, iš kelių pusių. Kaip moneta. Ta moneta turi ir savo tą averso pusę, kur yra skaičius parašytas, bet yra ir reverso pusė, tam, kur yra herbas parašytas. Tam, kad mes žinotumėm pilną monetos vertę, mums reikia apsukti ją, pasižiūrėti. Ir herbas mums sako, kur aš galiu tą monetą naudoti, kokioj šalyje. Ir tas skaičius rodo, ką aš už tą monetą tada toj šalyje galiu nusipirkti. Tai kai mes galvojam apie Konfucijų kaip apie mokytoją, mums neišvengiamai reikia galvoti ir apie jo studentus. Bet ir kai mes galvojam apie jo studentus, o koks mokinys yra geras, arba koks mokinys yra blogas, mums neišvengiamai kažką tai pasako ir apie mokytoją, arba mums reikia žinoti kažką apie mokytoją. Tai va čia šiandien yra toks bandymas pasižiūrėti, grinai imsim tvirčiau tik tai 2 jo mokinius, bet pasižiūrėti juos ir aš noriu visą tą praeiti žvilgsnį į tos Konfucijaus mokinius, remiantis vien tik tai apmąstymų ir pašnekesių knyga. Ir kad mes irgi gal kažkiek pareflektuotumėm, tai pabandytumėm įsijausti, o kaip ten tūkstantmečius, bent porą tūkstantmečių besimokė konfucianizmo ir kinai, ir ne kinai, ir to tolimųjų rytų ar rytų Azijos regiono žmonės, bet kuo toliau, tuo daugiau ir viso pasaulio žmonės, ką jie mokydamėsi iš Lunijų teksto, kaip jie gali panaudoti tuos modelius, kurie ten yra, tokiam supratimui ir viena vertus pilniau apie konfucianizmą, ką mums tai sako, bet ir konkrečiau, ką mums apie mus tai sako. Aš labai greitą tokį pasiteisinimą prabėgsiu, vėlgi, kodėl šneku apie mokytojus, apie mokinius, viena vertus dėl to, kad apie Konfucijų kaip apie mokytoją yra labai daug šnekama ir tas jo prestižas kaip mokytojo yra Kinijoje, tai yra visiškai įtvirtintas, tam nekyla jokių abejonių, jis ir pirmuoju Kinijos mokytojų vadinamas, kas nėra istoriškai tikslu, dėl to, kad pats Konfucijus jau įvardina savo mokytojus. O šitoj Konfucijui priskiriamoj apmąstymų ir pašnekesių knygų jis sako, kaip aš nusiritau žemai, jau senai nebesapnuoju kunigaikščio Džou, jo tokios kaip mokytojo figūros, tai nebuvo jo tiesioginis mokytojas, bet ta figūra, iš kurios Konfucijus jautėsi, kad mokosi. Tai jis tikrai nebuvo pirmasis mokytojas, bet jis tokiu yra įvardijamas, lyg tai jis kažką pradeda naujo. Ir čia tam paveikslėlyje rašmenim taip ir parašyta, kad yra Sienš Kung, pirmesnysis mokytojas Kung eina mokyti. Bet jis taip pat yra vadinamas tuo mokytojo idealų
arba mokytojų modelių visai 10 tūkstančių kartų. O kinų kalboje 10 tūkstančių tai yra didžiausias klasikiniai kinų kalboje vienu rašmeniu rašomos skaičius, tai 10 tūkstančių reiškia ne tik 10 tūkstančių, bet ir begalybė. Tai reiškia visų įmanomų ir praeities ir ateities kartų. Ir pats tas mokymasis kaip vertybė irgi labai yra akivaizdus tekste ir man atrodo, kad galvojant apie konfucianizmą kaip apie, ar tai nesvarbu, kaip mes jį pavadinsim, ar religinė, ar filosofinė, ar kažkokia socialinė sistema, to mokymosi svarbos nereikėtų išmesti iš mūsų dėmesio centro ir tą svarbą parodo jau pati knygos pradžia. Knyga prasideda hieroglifų mokytis, o tas pirmasis sakinys, nuo kurio knyga ir prasideda, yra mokytis ir tinkamu metu pakartoti tai, kas išmokta tikrovėje. Argi tai nekelia džiaugsmo? Tai viena vertus, jau mes matom svarbą ir tame, kad prasideda knyga, kuri padaro įtaką visai Kinijos civilizacijai, 2,5 tūkstančio metų žmonės apie tai šneka ir skaito. Ir ta knyga prasideda ne nuo pasaulio sukūrimo, kaip prasidėjo pasaulis. Ta knyga prasideda ne nuo kažkokių galbūt moralinių, politinių normų ir idealų deklaravimų. Manai prasideda nuo žodžio mokytis, o ir dar ta informacija, kuri yra pasakoma apie mokymasi, yra su tokiu džiaugsmo užtaisu. Atkreipkite dėmesį, juk tai yra smagu, kai mes kažką išmokę, pabandom ir mums kažkas pradeda pavykti. Net nebejoju, kad kiekvienas esate tą patyręs ir aišku, kuo daugiau mes yra dalykai, kurių mokomės kažką kūnų, rankomis, ką darom, tai tas akivaizdesnis, tas džiaugsmas. Bet ir ką mes išmokstam galvomis irgi, kai aš atsimenu gerai, kaip man pavyko pirmąjį logikos uždavinį spręsti, pagaliau aš supratau, kas ten vyksta, neįsivaizduojamas džiaugsmas. Ir sakau, bendrai galvojant apie konfucianizmą kaip apie sistemą, man atrodo, tą reikia išlaikyti tam fokuse. Bet tame fokuse, ir čia irgi yra ir mūsų, sakyčiau, ir šiuolaikinio pasaulio savybė, bet ir tradiciškai Kinijoje. Konfucijus vis dėlto yra centre, šiek tiek kaip ir šitoj nuotraukoje matom, paveikslėlį matome, Konfucijus sėdi centre ir suprask, jis moko to savo mokinius ten aplinkui jau susėdę. Ir man norisi, kad mes pasižiūrėtumėm va šiek tiek į tą periferiją. Ir vėlgi, turėdami omenyje, kad tas žvilgsnis ir šokinėjimas nuo centro į periferiją, nuo periferijos į centrą, mums po truputėlį augina bendresnį supratimą apie dalykus, kuriuos mes norim pažinti. Tai čia tokia irgi trumpa informacija, kad to pasimokyti, kas tokie buvo Konfucijaus mokiniai, kokie jie buvo, galima ne tik iš Konfucijus priskiriamo Lunijų teksto, daugiausiai tokių išplėtotų istorijų mes galime atrasti, ankstyviausių tokių istorijų Sima Qianio, tokio turbūt žymiausio kinų istoriko darbe Shiji, istorijos užrašai, maždaug 2 amžiaus prieš mūsų erą yra kūrinys. Tai ten jis kalba apie 77 Konfucijaus mokinius, kurie paties Konfucijaus teigimu, tai ką aš mokiau, patys suprato. Reiškia, kad jie galėjo tai, turbūt kaip tom pirmam sakinyje, galėjo taip pat ir praktikoje kažkokiu tai aspektu įgyvendinti. Nors bendrai tradicija apie Konfucijaus mokinius šneka, kad jų yra, jų buvo bent 3000 tų mokinių. Tai vat man ir norisi pasižiūrėti į tą periferiją, kas ten supa tą Konfucijų, kas jį supo. Ir pati tada, kai jau man norisi galvoti, o ar tikrai verta kalbėti apie tos mokinius, iš karto lenda į akis tos Lunijų teksto vietos, kurios siūlo šitą mintį, kad šiaip jau yra svarbu, kas būtent tokie, ne tiesiog vien tik tai tas toks abstraktus pasakymas, kad mokiniai, bet būtent kas ir kokie tie mokiniai yra. Tai viena vieta, kuri mane, viena iš anksčiausiai sutrikdžiusių vietų, tai kai Konfucijus su tokiu atpažįstamu nusivylimu sako, Janhui man nepadeda. Ten bus toliau išplėtota ta citata, bet tai yra jo pats mėgstamiausias, mylimiausias mokinys. Sakoma, tekste rašoma, kad Konfucijus ne dėl savo vaiko mirties taip neliūdėjo, kaip dėl Janhui mirties, nes ir Konfucijaus sūnus, ir Janhui jauni mirė. Ką reiškia tas mokytojo ir to jau mokytojo idealo
toks, atrodo, su liūdėsiu ir nusivylimu reiškiamas apgailestavimas, kad Janhui nepadeda. Kokios pagalbos gali reikėti mokytojui iš mokinio. Ir kita vieta, kuri irgi rodo, kad yra labai svarbu žinoti ne tik tai, mokinius sakau vėlgi kaip tą tokia apibendrinantį tokį pasakymą, bet kas būtent tokie tie mokiniai, tai irgi čia bus šita citata vėliau išplėsta pilniau, bet trumpas siužetas yra, kad du mokiniai Konfucijaus klausė vieno ir to paties, ir tekste tas akivaizdu, kad yra identiški rašmenys, reiškia vieno ir to paties klausimo. Klausė, at mokytojų, jeigu ką nors aš išmokstu, ar man jau dabar pulti ir įgyvendinti, ir daryti taip, kaip, suprastų irgi mus mokai, kad reikia gyvendinti. Ir Zilu gauna atsakymą iš Konfucijaus, kaip tu gali veikti pagal tai, ką tik išmokai, juk dar tavo tėvai gyvi, dar tavo vyresniai broliai seseris gyvi, neveik pagal tai, ką išmokai. Identišką klausimą Žanijau kitam mokiniui sako, tai aišku, kad veik pagal tai. Dar trečias mokinys, Kung Siu Hua, nesuprantu, palauk, kaip tu vienam taip atsakyk, kitam taip atsakyk. Tai reiškia, kad pradedi matyti, kad tas pokalbis arba ką tada Konfucijus galvoja, turi būti kontekstualizuotas ir pagal tai, o su kuo konkrečiai jis šnekasi. Ar čia jis šnekasi su kažkuo iš valdovų, tas Konfucijaus gyvenamas laikotarpis Kinijoje buvo tas vadinamas kariaujančių karalysčių laikotarpiu. Ir įprastas buvo tas reiškinys, kai tie filosofai, politikai keliavo po karalystės, tas kariaujančias karalystės, siūlydami savo paslaugas. Nuolatiniai darbo pokalbiai tokie senovės Kinijoje. Ir su kuo šnekasi ten Konfucijus, kai mes ką nors girdime išnekant? Ar tokiame darbo pokalbėje jis ten yra su valdovu? O ar tas valdovas yra visuomenės ir šalimais, gretimais esančių valstybių nuomonė legitimus, teisėtas valdovas? Ar jis yra kažkas uzurpavęs tą valdžią ir norintis legitimizuotis, tai yra pasiteisinti, kad jis yra tikrasis valdovas? Su jais mes matytumėm tekste, kad Konfucijus irgi šneka visiškai kitaip. Ar jis šnekasi su savo mokiniais? O tada irgi, o su kuriuo konkrečiai mokiniu? Tai vat ir norisi tada pasižiūrėti, kas ir kokie tie yra. Ar buvo galima sakyti? Labas, malonu matyti. Užeikit. Daug nepraleidote, čia tie įvadiniai pasisveikinimai. Neteka, jau buvau Taip. Tai bendriausių žvilgsnių, kai matom bendriausią tokį žvilgsnį, matom, kad ir viena vertus buvo įvairūs tie mokiniai su įvairiais interesais, bet mes galime atpažinti tam tikrą irgi nuoseklumą tuose interesuose. Ir čia irgi turbūt ir tos senosios Kinijos, to jų gyvenamo laikotarpio bruožas. Tai yra vardinami vienoje iš vietų. Čia tai, ką jūs klaustose matote, LJ, tai yra Lunjų, tas kiniškas Konfucijui priskiriamo teksto pavadinimas, o pirmas skaičius rodo skyrių, o antrasis skaičius pastraipą. Čia toks įprastinis sužymėjimas, kur galima tą informaciją rasti. Tai Lunjų tekste sakoma, kad kai kurie mokiniai, tokie kaip Janhui ir Min Zicien, buvo puikus savo elgesiu. Čia prastai išverčiau elgesiu, ne elgesyje. Puikų savo elgesiu buvo. Cai Wo Zikung buvo puikų savo kalba elgesiu ir mes čia turėtumėm turbūt įsivaizduoti, kad šiandieniniam pasaulyje mes čia turbūt kalbėtumėm apie, turėtumėm omeny apie žmonės, kurie viena vertus gal tokią savo etinę moralinę charakterį atskleidžia, bet tie, kurie patraukia, kuriems pavyksta sulipdyti tą visuomeninį tokį mūsų audinį į vieną daiktą. Bet kiti buvo puikų savo kalba. Tai čia gal politikai, o gal čia mokytojai, gal šiaip vienas iš Dzikung čia ir yra įvardintas iš tų kalbos virtuozų. Dzikung buvo labai sėkmingas verslininkas, labai turtingas tuo metu verslininkas. Tai turbūt irgi padeda tas kalbėjimo sugebėjimas. Kiti buvo politiniuose reikaluose. Vėlgi čia mūsų politikai būtų tarnautojai viešojo sektoriaus, raštijoje arba kultūriniuose reikaluose visas intelektualų sluoksnis. Tai lyg ir skirtingi interesai, bet galim matyti, kad vis tiek tai vienokiu ar kitokiu būdu yra susijęs su to žmogiškuoju pasauliu ir tuo bendrai gyvenamu žmogiškuoju pasauliu. Ta žmogiškojo pasaulio dalimi, kurioje mes veikiame kaip aktyvus visuomenės, bendruomenės nariai.
Tai jų, kaip ir sakiau, yra daug. Aš noriu ir paėmiau 2, kurie labai reikšmingi. Tekste daug apie juos yra šnekama. Mano supratimu labai lengvai atpažįstamas jų ir charakterių, ir interesų skirtumas. Ir dėl to lengviausia gal parodyti tą protingumą, kodėl gali būti svarbu pasikrapštyti ir pasižiūrėti ne tik tą pirmąjį sluoksnį teksto, kas pasakyta, bet ir kas konkrečiai tokie šneka, kaip jie tai įvardina ir žinodami jų istorijos, kiek mes galime, atrodytų iš galbūt ir mažai konteksto suteikiančio vieno kito sakinio, vis dėlto pasigaminti daugiau tos mėsos, iš kurios mes galime kažko tai pasimokyti. Tai ir kviečiu su tuo Janhui ir su Zilu susipažinti. Mes nuo Janhui pradėsime. Ir aš jau sakiau, kad Janhui mylimiausias buvo Konfucijaus mokinys. Vėlgi tas akcentas į mokymasi. Ko gero neatsitiktinai gal Janhui buvo taip mėgstamas Konfucijaus, nes daug kur apie jį šnekėdami, tiek Janhui kolegos, tiek ir Konfucijus kaip jo mokytojas, jis pabrėžia, kad Janhui mėgo mokytis. Tas Hao, jis toks mėgti, aš kai sakau lietuviškai, nesigirdi tokios aistros. Tu mėgsti, tau kažkaip patinka tiek žinių, bet kiti kontekstai, kur tas Hao yra vartojamas, pavyzdžiui, ten kaip vienas iš tokių neigiamų bruožų dažnai vardinamas Hao-se, sako, mėgsta moteris arba mėgsta ištaigingą, tokį kūnišką, aistringą gyvenimą. Tai tas Hao yra ne tik tai kažkoks toks intelektinis susidomėjimas, bet jis yra toks susidomėjimas, kuris atrodo tu visų kūnui tą pasiduodi, ar tai būtų moteris kūniškas gyvenimas, ar tai būtų, turbūt žinios, mokymasis, pokalbis su mokytoju. Tai jis mėgo mokytis ir kaip Konfucijus va čia šitom skyriuje sako, atsakydamas į pašnekovo klausimą, kas ten toks geriausias iš tavo mokinių ir būtų, sako, kad be Janhui daugiau tokio nebuvo. Reiškia, kad jis pats jau Konfucijus kaip mokytojas išskyrė jį visiškai iš kitų tarpų. Ir ten kita vieta yra, kurioje irgi taip tiesiogiai klausima yra apie, o ką tai reikštų, kas yra tas Hao-se, arba kas tokie, arba kokiais bruožais reiškia šitas Hao-se pomėgis, arba tas toks polinkis į mokymasi. Tai Konfucijus įvardina, vėlgi kalbėdamas apie Janhui, kad jis sako, neišliedavo pykčio ant kitų ir nedarydavo tos pačios klaidos 2 kart. Ir tada, kai ypač šitą Lunių tekstą, kai skaitai, reikia pabandyti neperšokti, neprabėgti per greitai per tekstą ir iš įvairių pusių pavartyti ir pasižiūrėti, o kaip mums atrodo, kuo šitie dalykai yra susiję. Nes iš tokio pirmo žvilgsnio dažnai ten atrodo pasako dalykus, kurie gal mums atrodo arba trivialūs, arba nebūtinai susiję. Ir tada, kai galvoji, kas yra, kodėl mokymasis ir geras, toks aistringas mokymasis, kodėl jis būtent su šitais dalykais gali būti siejamas. Tai tas neišliedavo pykčio ant kitų, man iš karto siūlosi ta interpretacija, kad jie mokosi kartu, neišvengiamai kažkokios varžytuvės atsiranda, ar ne? Ir, o tas šitas žino, o šitas liktai čia geriau žino, aš noriu, gal kažko nepasakau, kad mane tada mokytojas pagirtų. Kitos, ir čia galėtumėm sakyti, kad čia yra tokia mano interpretacija, galbūt tai nėra toks ryšys, bet ta mano interpretacija siejasi ir su kitom teksto vietom, kur pavyzdžiui Konfucijus sako, irgi su apgailestavimu, kad sako, anksčiau žmonės tai mokydavosi savo, dėl savęs, o dabar mokosi dėl kitų. Supras, kad arba kad išpildytų kažkokį jų pageidavimą, arba kad tie žmonės kiti pagirtų. Ir čia mes tada irgi matom, kad atrodo toks jau dėliojasi toks nuoseklus vaizdas, kad tas mokymasis vis dėlto yra apie tam tikrą tokią koncentraciją į save, bet ta koncentracija, kuri neišjungia aplinkos, jinai leidžia joje būti, arba net ir siūlo joje būti ir mokytis iš tos aplinkos, bet ne varžymosi, ne tokio bandymo, kaip tam, va čia dabar populiaru apie tai šnekėti, nes turim galingiausios pasaulio valstybės, galingiausios žmogų, kuriam sakom, atrodo viskas yra ta zero sum game. Ten, kur yra arba tik tai laimi, arba tik tai pralaimi.
Čia siūlymas yra visiškai kitokiu būdu žiūrėti, kad iš tikrųjų laimi, tu iš tikrųjų kažko išmoksti ir paaugi, jeigu to varžymosi elementą išjungi. Tai nėra ta tokia transakcija. Ir kita vertus tada nedarydavo tos pačios klaidos du kart, tai vėlgi tada tokia nuolatinė atrodo refleksija. Pirma, ir jau kažką bando daryti, bet net jeigu nepasiseka, reiškia, jeigu nedaro du kartus tos pačios klaidos, reiškia pabandė ir dar kartą. Tai nenumeta ar ne iš karto, bet ir tada žiūri, ar pavyksta ar nepavyksta. Ir vėlgi tas, tokio praktiškumo elementas pasirodo. Ir tas praktiškumo elementas kažkaip irgi per tuos, tada einant jau per tekstą ir ką arba Kunze, arba ką bendramoksliai Janhui apie jį šneka, labai irgi krenta į akis. Ir ir tas irgi, kad nesivaržymas su kitais, toks atrodo atidumas yra savo, nekartoja tos pačios klaidos du kart, atidumas tam, ką darai, ir matom, tas irgi persikelia ir atidumą mokytojų ir mokytojo žodžiams. Konfucijus apie Janhui sako, jei kas nors manęs įsiklauso su pilnu dėmesiu, tai tikrai tik Janhui. Bet kas man atrodo įdomu, ir čia jau aš taip noriu irgi po truputėlį nešinėti ne tik tai tų tokių pagirų, nes man atrodo labai svarbu tą ir pamatyti, kad tiek mokytojas, tiek mokiniai, tiek mokymosi procesas labai banguotas ir įvairus. Ir nebūtinai vien tik tai geras ir visiems to proceso dalyviams patinkantis. Tai kad čia lyg tai toje citatoje, kur jisai sako, kad tik Janhui manęs pilnai įsiklauso, niekaip neįmanoma išvelgti kažkokio negatyvo. Kaip tik toks atrodo su labai pozityvu, tas yra sakoma, bet paskui mes kitose vietose sakom, kad mes matom, kad tas Janhui įsiklausimas gal net ir suerzindavo Konfucijų. Ir va čia vėlgi kartoju tą vietą, nuo kurios ir pradėjau, Janhui man nepadeda. Ir tada jis jau ten išplečia, kad nėra nieko iš to, ką sakau jam, kas jam nepatiktų. Šis atrodo, tiek dalyvaujame tame pokalbėje su mokytoju, ar tiesiog klausosi mokytojo, kad nieko nebeatsako jam atgal. Ir čia irgi šiek tiek grįžtu nuo to, ką pradėjau, kad ta viena iš tų vietų, kuri man irgi kabino, o ko mokytojui gali reikėti iš mokinio, man atrodo, su tuo, kad Konfucijui netinka, kad jam nepaprieštarauja. Netinka, kad neparodo, nesureaguoja, pavyko ar nepavyko. Ir vėlgi tas manom, kad tas procesas, tada mokytojavimo procesas yra neįmanomas be mokymosi procesų. Dabar mes galime taip greita ranka sutraktuoti aš kaip mokytojas, nes čia dabar kalbu jūs kaip mokiniai, jūs klausotės. Bet jeigu mes žiūrim tą tokią konfucinę perspektyvą, aš esu mokytojas ne dėl to, kad stoviu dabar nugarą į lentą, o jūs ir veidu jūs, o jūs visi veidu į lentą ir į mane, ne dėl to, kad mane Vilma taip gražiai pristatė, kaip ten, su kažkokiom ten raidelėm prieš vardą, tai reiškia, tos akademinės ar mokytojo kepurės, ne dėl to, bet aš esu tiek mokytojas, kiek jūs dabar, kiekvienas ir kiekviena, kažką pasiemat. Ir nebūtinai, kad, o čia labai gerai, gal, ne, taip netinka, bet tiek, kiek jūs paimat. Nes jeigu dabar, tarkime, įsivaizduokim, kad visi jūs dabar tiesiog sėdite ir gal tuščiom galvom nes pavargę, o gal galvojate, tai čia labiau lašiša šiandien ar vištienos krūtinėlę aš kepsiu. Tai reiškia, aš būčiau tik tai, kalbėtojas gal geriausiu atveju, gal ten kraštutiniais atvejais, diagnozę kažkokią galėtum prašyti. Nėra kas manęs klausosi, mokytas tik tas, iš kurio pasimoko. Ir tada mes pradedam matyti, kad tas tada, Konfucijaus tam tikras toks susierzinimas, kodėl tu man nepaduodi atgal, jis yra ne tik apie Janhui ir įsivaizdavimą, ką turi ar ko neturi daryti mokinys, bet jis yra ir apie jį patį Konfucijų, tai ar man pavyksta vis dėlto padaryti, ką aš siekiu daryti, ar man nepavyksta. Ne? Ir kartais tai, kaip aš čia rašau, labai erzino Konfucijų. Ir vėlgi priminsiu, Janhui mėgstamiausias jo mokinys. Konfucijus praverkė akis Janhui mirus. Ir mes skaitom tokį. Galiu kalbėti su Janhui visą dieną ir jis neišreiškia jokio nepritarimo. Matot, vėl ta pati idėja, yra plėtojama. Ir čia, kaip matot, pagal tos skaičius, kad išmėtyta po knygą, tai čia irgi reikia įsirankioti, kaip tas dalis ir jas sudėti. Jis man neišreiškia jokio nepritarimo, tarsi būtų trenktas. Čia ieškojau žodžio.
ten yra kiniškas terminas, nu jis reiškia kvailį, bet jis toks klasikiniam tekste, jis gan, nu toks kasdienės kalbos žodis. Užtat aš bandau čia tokį irgi surasti. Jis atrodo jau ir vėl apie mėgstamiausią savo mokinį. Tai reiškia, kad yra įmanoma mėgti kažkokį savo mokinį ir vertinti jį ir nepaisant to, pavyzdžiui, būti ir nepasitenkinus juo, bet ir galvoti, kad jam kažko labai esmiškai trūksta. Pokvailis ar kvailas. Man angliškas patinka tas slow, ten tekstuose išverčiama, tai sveiki, užeikit. Bet tada, kai toliau skaitai, kas vyksta, Konfucijus sako, bet kai išsiskirstom ir aš pažiūriu, ką jis, tai yra Janhui, sako ir daro savarankiškai, tai yra vienas likęs. Atrodo, taip už medžio Konfucijus, ar ten pro langą į vidų žiūri, kas su Janhui vyksta, tai jis pilnai išpildo tai, ką sakiau. Iš tiesų Janhui visiškai nekvailys. Ir išpildo, aš čia bandau irgi pagauti tą būtent praktiškumą, kad jis įgyvendina, jis tada elgiasi, jis tada šneka, jis tada elgiasi, jis tada tokia priima povyzą, apie ką buvo šnekėta. Ir čia mes irgi galim matyti, kad jau ir pačiam tiek Konfucijaus įsivaizdavimą, koks yra mokymosi procesas, kokie mokiniai. Ir mokymosi pobūdyje mes matom du gan skirtingus kelius, kurie abu Konfucijaus ir panašu ir jo mokinių yra vertinami. Vienas tai yra toks mums, aš sakyčiau, šiandienos pasaulyje įprastesnis. Tai yra, to tokio dialogo, kuriame dar ir mes irgi dabar, vis dažniau būtent šitaip mokomės, kur yra kažkoks iššūkis metamas ir jis yra daugiau pokalbio, sakyčiau, konceptų, terminų, teorijos lygmenyje. O gal ne tai, o gal šitai, o gal šitoks pasaulis, o gal kitoks pasaulis. Ir Konfucijui trukdo, kad toks pokalbis nevyksta. Bet kitoks mokymosi modelis, kuriame galbūt mažiau ar žmogui palanku, ar jam įdomu, ar jam pritinka, dalyvaujant tokiam teorinėme pokalbėje, bet paskui, gerai, aš pasibandysiu. Ar man tada pavyko šitaip elgiantis su žmonėm gauti tą rezultatą, apie kokį tikėjimus. O gal šitaip aš galiu pabandyti. Ir tad, kad Konfucijus sako, kad šitaip irgi galima ne tik rezultatyviai mokytis, bet ir gerai mokytis. Konfucijus nusiramina, gal tik tai nusiraminęs, jis tik tada jau pradėjo iš tikrųjų pamėgo Janhui. Mums ten sunku sudėlioti tą istorinę tokią grandinę, kada koks pokalbis vyksta, kai kada iš ten istorinių įvykių kažkokių pasakomų galima tą nuspėti, kai kada iš kažkokių vardų ir tų žmonių gyvenimo laikotarpių, jeigu žinom, galime. Bet yra mokslininkų, kurie yra pabandę rekonstruoti kokie skyriai, kada buvo rašomi, arba kaip laiko erdvėjas įsidėlioja, bet jie vis tiek tokia gan didelė spekulacija, tai aš taip daugiau renkuosi tokį būdą, kur taip po tokio kažkiek belaikiai erdvėjai tą tokį žiūri ir bandai tą bendrą tokį audinį numegzti. Ir pats Janhui irgi, matom, tas atsikartoja tas jo gudrumo, negudrumo, nes pats apie save irgi ten sako. Nors aš nesu gudrus, bet aš bandau įgyvendinti tai, ką pasakėjai. Ir jau truputėlį toks piešiasi Janhui ir psichologinis paveikslas. Galbūt tai žmogus, kurį mes sakytumėm, įvardintumėm kaip tokiu introvertišku, galbūt kiek nedrasus, galbūt kiek daugiau mąslus ir susilaikantis, negu einantis į tą kontaktą. Gali būti, kad savim abejojantis. Mes irgi tokį, šiandienos dažnai tam psichologiniam paveiksle, tokio pasitikėjimo trūkstantis, kur irgi save kvestionuoja. Ne, čia aš reiškia irgi man netinka, nepritinka arba neturiu pakankamai talento, bet tradicija ir jau pats tekstas ir tradicija ir Kunze kaip mokytojas ir Janhui bendra moksliai apie jį šnekėjo kaip apie tą tokį sekant išminčių. O jau po Konfucijaus Janhui bus ta ašis, tos mūsų bendruomenės. Ir yra tikrai ir šiuolaikinių kinų mąstytojų tokių, kurie taip irgi leidžiasi tą tokį svarstymą, o kaip ir konfucianizmas pats atrodytų, jeigu Janhui nebūtų 30 metų maždaug miręs ir jis būtų tikrai tą lyderystę perėmęs, nes
reikia pripažinti, kad yra tokio, mes galim matyti gan lengvai tokios orientacijos, gal tokios bendros orientacijos skirtumo tarp, tarkim, konfucianizmo, kuris daugiau orientuojasi į tą socialiai bendruomeniškai aktyvėją žmogaus gyvenimo dalį, ir, tarkim, daoizmo, kuris daugiau atsitraukia, liktai užšneka apie tuos žmogaus gyvenimo aspektus, o gal ir etapus, kai tas socialinis gyvenimas nėra toks svarbus arba darosi vis mažiau svarbus. Tai viena vertus mes tokie labiau daoistai, kai po darbo grįžtam namo ir ten gal atsigulam ir šunį glostinėjom ir pasivaikštom su juo parke, ar gal kai karjerą baiginėjom ir išeinam į pensiją, jau ten mes galim sau leisti, vaikai jau užauginti, karjera padaryta, jau galima. Tai Janhui, ir ta spekulacija tokia yra su jo to introvertiškumu, yra galvojama, kad gal patį konfucianizmą ir apie Konfucijų galbūt šnekėtumėm labai kitokiom spalvom, nes patį Konfucijų irgi mes galim tekste matyti, kad jo tie interesai irgi šokčiojo ir keitėsi. Ir tas jo kaip išminčiaus toks formavimas, jis atrodė niekam buvo nekvestionuojamas. Ir čia irgi prisiminkim tą pirmąjį, kur šnekėjau apie, kad mėgsta mokytis, kad nesivaržo su kitais. Zhangzi, kitas Konfucijaus mokinys ir Janhui bendra kursis, bendra klasė, bet taip nebuvo kažkokiose klasėse. Bendramokslis. Kad Janhui buvo, nors ir pats gebėjo, bet jis klausydavosi ir klausdavo iš mažiau gebančių. Nors ir pats išmanė, bet klausydavo ir klausė iš mažiau išmanančių. Ir čia nėra to aš geresnis, ką aš galiu iš tavęs pasimti, o turbūt ir tas tada sugebėjimas vis dėlto arba pasinerimas į tą mokymas, jų intensyvumas iš to ir pasimato, kad tai reiškia, į savo mokytojai sugebėjo laikyti kur kas daugiau žmonių ar kur kas daugiau situacijų negu kiti. Gal irgi toks ir introvertiškumas Janhui, bet ir kita vertus gal, aš sakyčiau, gal tokia mokslinė ambicija, čia toks labai mokslininkiškas man pasirodo Janhui, sako, kuo daugiau į tai žiūriu, neaišku, kas ten tas tai, gal kažkiek galima spėti, kad toks kosmologinis dangaus ir žemės, kažkas daugiau tokie visatos pasaulio sandaros klausimai ir žemė, kaip daugiau tai tas toks kasdienis gyvenimas, bet tik tai iš būdvardžių ten galima spėti, apie ką jis šneka, bet akivaizdu, kad irgi apie savo tą dėmesio, to savo mokymosi objektą, apie ką jis nori išmokti, kuo daugiau į tai žiūriu, tuo aukščiau tai tolsta. Atrodo, kad vis negana jam, yra dar kur. Ir kuo giliau bandau tai prasiskverbti, tuo tvirtesniu tai tampa. Tokiu tvirtesniu, neradau aš geresnio žodžio, mažiau pralaidžiu, tokiu džientas, toks, tvirtas, kietas, neleidžia prasiskverbti, ten apie skydą sakytų, kad dzien negali praeiti ten ietis ar kardas. Ir vėlgi tas jo praktiškumas apie Janhui sako, galėjo kelis mėnesius savo jausmuose ir nusiteikimuose, aš čia tą širdies proto sin terminą bandau taip išversti, nepamesdamas bendražmogiškos atidos. Tas ženis humaniškumu labai įvairiai verčiamas, aš dažniausiai bendražmogiškumu verčiu, bet man tas žen, mes jeigu į rašmenį patys žiūrim, ta kairė dalis šita tai yra žmogus, einantis žmogus profiliu, kad tik tai ten esi sustumtas, kad liktų vietos kitai rašmens daliai, tai žmogus ir du. Tai reiškia yra du žmonės, tas bendražmogiškas, bet jis bendražmogiškas ne tik, kad mes esam kažkaip petys į petį vienas su kitu, bet bendražmogiškas, kad jis yra matantis tą kitą žmogų, to kito žmogaus būsenoje, vietoje, poreikyje, tai yra ta atida. Tai yra iš tiesų pamatymas jo. Ir čia irgi manom, kad, reiškia taip pat, negrįžti į tą savikoncentraciją tokį. Negrįžti vėl į matymą pasaulio vien tik tai iš savo perspektyvos yra sunku ir čia sako, Janhui pavykdavo išlaikyti tą gebėjimą matyti aplinką, būti atidžiam tai aplinkai ir toje aplinkoje. Ir vėlgi apie jo intravertiškumą, asketiškumą, šiaip irgi mes matom toks Dzikung, vienas turtingiausių to meto verslininkų. Janhui buvo visiškai
skurdžiai gyveno, tai buvo skurdus žmogus, ta finansinė prasme, ekonominė prasme, bet tai jam vis tiek, rašo, kiti žmonės neištvertų tokių sunkumų, tačiau Jankui tai niekiek netrukdo džiaugtis gyvenimu. Ir mes vėl matom tą džiaugsmo elementą, kuris, man atrodo, šitose įprastinėse konfucianizmo interpretacijose pražiūrimas. Šiaip apie konfucianizmą daugiau susiformavęs toks požiūris, kad tai yra kažkas tokio labai griežto. Mokytojas pasakė, reiškia, taip turi būti, aš tikiuosi, kad čia iš šitų skaidrių matysit, kad netoks santykis pačioje knygoje fiksuojamas. Ir kad tai yra toks į kažkokią praeitį ir jos mėgdžiojimą orientuotas mąstymas. Kad jis yra vien apie rimtumą ir svorį, bet tai yra knyga, kurioje labai daug šnekama apie džiaugsmą kaip tokį svarbų šaltinį žmogaus gyvenime ir svarbų šaltinį, iš vis tokį motyvacinį šaltinį, kas leidžia toliau veikti. Ir aišku, čia turbūt irgi reikia kažkiek konteksto tokio istorinio, kad didelė dalis tų Konfucijaus mokinių buvo žmonės, kurie turėdami gerą išsilavinimą, turėdami žinių, norėjo svarbių postų, daugiausia valstybinių postų. Reiškia tam tikra ambicija, pripažinimas, su to ateina kažkoks tai turtas. Jankui nesu matęs, kad į tą pusę būtų norėjęs eiti, o ir toks visiškas ekonominis jo toks silpnumas atrodo visiškai netrikdė. Tai man atrodo toks prieš 2,5 tūkstančių metų viskas vyksta, bet galim modelius atpažinti ir šiandienos. Jau šnekėjau apie tai, kad anksti mirė ir panašu, kad tai esmingai turbūt ir keitė ir to paties konfucianizmo kryptį, nes Kundzą mes galim tekste matyti, ko gero net nebejojo, kad Jankui jį kaip mokytoją ar jį kaip kitos visuomenės, tos konfucianistinės bendruomenės lyderį tikrai pranoks. Čia vienoje vietoje sako, kaip gaila, aš stebėjau jo pažangą, čia akivaizdžiai, kad po Jankui mirties išneka, stebėjau jo pažangą, bet negaliu pamatyti, kuo jis taps galiausiai. Neradau aš geresnio variantą tą